Sveiki visi besidomintys šunimis ir žiūrintys Lietuvos kinologų draugijos mokymo centro pokalbius Svajonių šuo pažink veisles. Šie pokalbiai yra skirti visiems kinologijos entuziastams, mėgėjams, kurie norėtų išgirsti įvairių šunų veislių pristatymus iš patyrusių veisėjų bei teisėjų. Tikimės, jog išgirsti pasakojimai padės jums išsirinkti savo svajonių augintinį, arba tiesiog praskaidrins jūsų vakarą žiniomis apie šunis ir jų veislės. Jei vis dar nekalbėjome su jūsų mylimos veislės veisėju, mes kviečiame apsilankyti mūsų svetainėse www.kinologija.lt bei mesiršunis.lt. Tikiu, jog čia rasite informacijos ne tik apie jūs dominančią veislę, bet ir kitos, kurį būtų naudinga žinoti tiek jau esamiems, tiek būsimiems šunų savininkams. O šiandien mes susipažinsime su vipetais. Dažnai katiniško charakterio šunimis vadinamais bei vis atspindinčiais eleganciją. Apie vipetus papasakos veislyno Smiltis įkūrėja, veislės entuziastė Ramunė Šulskienė. Sveiki, Ramunė. Sveiki. Labai džiugu Jūs šiandien kartu su mumis matyti. Ar galėtumėte pristatyti, kas šiandien su Jumis ir kas padės pristatyti veislę? Į krėslą jaukiai įsitaisė mano pirmas vipetas, mano pirma šunytė Lili. Ir mažas mažuliukas čia kažkur už nugaros įsitaisė jaukiai dar vis su mumis, bet laukia susitikimo su savo būsimais šeimininkais. Tai dar džiugina mažom pėdutėm tapsena mažas mažutėlis vipetukas. Tai išties matom, kad labai ramus, labai atsipalaidavę šunis. Taip, ar ankstyvas rytmetį kalbėtume, ar per pietus, ar pavakarį vaizdas panašus būtų. Taip, svarbu kartu jaukiai įsitaisę. Ir nežinau, jeigu jų paklaustumėt, aš galvoju, kad jie atsakytų, kad aš jų krėslą atėjau. Taip. Kad pernelyg ilgai netrukdytume vipetų poilsio, galime pradėti nuo jų istorijos. Tai jie žymi kiškių medžioklę ir šunų lenktynės. Gal galėtumėte plačiau apie visą šią istoriją papasakoti? Taip, tikra teisybė, tai medžiotojai ir kiškius paminėjo, tai viskas taip ir teisingai. Vipetų gimtinė laikoma Didžioji Britanija. Šiaip tokių panašių kurtiško sudėjimo, kurtiško silueto šuniukų galima rasti gerokai seniau nei XIX amžiuje. Vipeto atsiradimo kaip veislės data laikoma 1889 metai. O dar ankstesniais laikais galima rasti ir gobelėnuose gerokai seniau jau nuo viduramžių. Net ne vipetiškos, bet kurtiškos išvaizdos trumpakailių mažų gyvūnėlių. Visų vipetų protėvių laikomas zuberis, vipetas, bent jau daugumos vipetų, taip, bent jau daugumos šiuolaikinių vipetų protėvis laikomas šitas šuniukas, gimęs 1889 metais. Vipetai iš tikrųjų atsirado dėl to, kad žmonėms nuo seno laiko reikėjo duonos ir reginių, o tie reginiai tai buvo medžioklė su šunimis, tas visas medžiojimo grožis, visas azartas, žmonėms to norėjosi. Medžiojama buvo ir su greyhoundais, o vipeto atsiradimas vipetas atsiradęs kryžminant didžiuosius kurtus, greyhoundus ir terjerus. Norėjosi pramogos, bet kad jų išlaikymas būtų šiek tiek paprastesnis ir lengvesnis, buvo bandoma sukurti mažesnį, lengvesnį šuniuką, kurio būtų išlaikymas ir pigesnis, ir paprastesnis. Tai atsirado gerokai mažesnis už greyhoundą, bet pasižymintis tokiom pat puikiom bėgiko, azartiško medžiotojo savybėm pasižymintis šunelis. Ir jisai greitai išpopuliarėjo, buvo, kaip minėjau, Anglijoje išvestas ir paplito plačiai po visą pasaulį tie angliškieji kurtai. Lietuvoje iš
tiesų atsirado palyginus su veislės atsiradimo data visiškai neseniai 1995 metais. Tai va tiek gal trumpai. Ir kodėl manote Lietuvoje ši veislė įsitvirtino? Kas pavergė lietuvių širdis? Kas pavergė jūsų širdį šioje veislėje? Visų pirma, tai pirmiausia pamatome akimis, pirmiausia sužavi elegancija ir abejingų nebūna. Arba labai patinka ta išvaizda, pirmiausia, jeigu kalbant apie išvaizdą, abejingų nebūna. Arba labai gražus ir labai patinka, arba priešingai visiškai nesuprantama, tiesiog nesupranta to grožio ir atrodo visiškai nepatrauklus, negražus. Ir su ta išvaizda daug visokių istorijų mes esam visi, manau, kad kurtų laikytojai, augintojai susidūrė ir vieną istoriją iš tikrųjų, kai prisiminiau, kai pati pradžia dar buvo parodų mūsų, parodoje laukiame Vipetų pasirodymo, kalbamės ir kai parodoje daug ir žiūrovų apžiūrinėja veislės, galbūt renkasi jie savo būsimą augintinį. Ir šalimais Vipetų ringo vyksta, dabar nepasakysiu, bet kažkokios pūkuotos veislės atstovai ir pagyvenusi pora sako, va, čia kokie gražus, kokie pūkuoti, gauruoti, kokie storuliai, kokie tokie plaukuoti. Atsisuka į Vipetų ringą, ne, tokių už dyką neimčiau, sako. Tai va, tiesiog, jeigu kalbant apie išvaizdą, taip, mane tai iš tikrųjų taip sužavėjo ta elegancija, tas toksai balansas tarp tvirto, raumeningo kūno ir skulptūriškai elegantiškas, graži tiek nuo galvos iki pat uodegos ta elegancija tokia, atrodo, nei per daug, nei per mažai. Tiesiog taip. O kad įsitvirtino ir populiarėja veislė, tai iš tikrųjų nieko keisto, nes Vipetas gan patogus, kompaktiškas, draugiškas, prieraišus, kažkokios ypatingos priežiūros nereikalaujantis šuniukas, todėl populiarėja veislė. Iš tikrųjų populiarėja, Vipetų daugėja. Na, minėjote, kad tai yra tvirtas, raumeningas, bet vis elegantiškas šuo. Ar galėtumėte dar pakomentuoti, kaip turėtų atrodyti Vipetas, kokia turėtų būti jo išvaizda? Taip, kiekviena veislė turi savo standartą. Ir mūsų Vipetų standarte gana griežtai apibrėžtas yra Vipetų ūgis. Kalytės turėtų būti 44-47 cm, patinukai kaip ir didžioji daly veislių šiek tiek didesni iki 51 cm. Vipeto kūnas gana sausas, tvirtas, raumeningas, galva turėtų būti siaura, nusmailėjanti į snukutį, perėjimas nuo kaktos į nosį labai nežymus, ausytės būdingos rožės žiedlapio formos, gražiai tokios kremzlytės kriauklelės susuktos, kojos tvirtos, raumeningos, liemuo, pilvas įtrauktas, šiek tiek viršaus linija ties liemeniu išlenkta, bet šuniukas neturėtų būti susikuprojęs. Spalvų be galo daug. Nuo balto, smėliniai atspalviai ir į raudonumą, rausvai rusvas, melsvai rusvas. Spalvynas tikrai baltas su tigrinėm dėmėm. Tigriniai, smėlinis pagrindas, tigriniai dryžiai, juodas gali būti, mėlynas, kreminis, spalvų paletė Vipeto dideliausia, labai įvairi. Ir čia jau skonio reikalas, ką jau pasirenka, jeigu žiūrinti spalvas. Tai spalvų begalė, tigrinio atspalvių, taip pat tigrinio marginimo, kiekvieno unikalus tas marginimas, be galo gražiai margintas. Judesys,
judesys iš šono žiūrint lengvas, kojų mostai ir žingsnis platus ir ilgas, bet išlaikant viršaus liniją. Uodega judant lengvai užriesta, bet ne aukščiau nugaros linijos. Toks siluetą turėtų tokį išlaikyti vipetas. Na jau, jei pradėjome kalbėti apie tą nuostabų spalvinimą, apie tą kailį, ar vipetai šeriasi? Taip, tikrai vipetai šeriasi, stipriai yra tas toksai, net ir žmonės šeriasi iš tikrųjų, bet jeigu kalbėti apie gyvūną, tai taip, to didelio šėrimosi ir nuolatinio kailio barstymo jo nėra, bet šuo tikrai šeriasi ir nereikėtų apsigauti, kad tai nesišeriantis šuo ir tinkantis alergiškiams žmonėms. Taip, tų vadinamų hipoalerginių veislių sąraše vipetas yra, bet kalbant apie alergijas, tai vipetas neturi poplaukio ir neturi to specifinio kvapo. Vipetas labiau gal kvepia ne tiek tuo šuns kvapu, bet tuose namuose, kur gyvena. Tais namais daugiau kvepia, ne tiek tą specifinį tokį turi. O hipoalerginiam todėl, kad neturi poplaukio, bet taip, šerti šiek tiek sezoniškai šeriasi, yra dabar tos tokios gan populiarios nukailinimo procedūros, tai iš tikrųjų pavasarį, rudenį puikiai užtenka porą kartų į metus nueiti į kirpyklą ir sutvarkyti kailiuką. Šuo labai švarus. Pakanka iš gatvės net ir saulėtą dieną ar grįžus iš maniežo smėlėtas kojas, net ir kol grįžti į namus, automobilyje, bokse, tas smėliukas puikiausiai nubyra. Maudyti reikia nebent jeigu yra tikrai kažkokia jau būtinybė, bet ir vaikštant lietingoje gatvėje pakanka skudurėliu švariai nuvalyti kojas arba duše perplauti papilvę ir viskas, kažkokių didelių išlaidų šampūnams, kito kondicionieriams tikrai mums to nereikia. Nagučius karpyti būtina, padailinti taip, dantukus prižiūrėti taip pat reikia, aišku, ne rytą vakarą, bet dantis taip pat reikia prižiūrėti. Tai tiek tos priežiūros. Labai kailis tikrai minimalios priežiūros reikalauja, o kailis šiek tiek visų vipetų skiriasi. Vieno šiek tiek šiurkštesnis, kito galbūt tas plaukas minkštesnis. Namuose net užtenka robotuko paprasto, visiškai paprasčiausio, surenka puikiausiai plaukučius, tos mažyčius mažutėlius ir nėra to didelio šėrimo. O pavyzdžiui, žiemą ar reikia rengti, ar užtenka to kailiuko esamo? Taip, žiemą reikia rengtis. Ir kai klausia, ar galima vasarą lauke palikti vipetą, visiškai ne. Vipetas yra šeimos asmuo ir lauke net ir vasarą niekas nepalieka, tai visiškai šiuo atžvilgiu visiškai naminis šuo ir žiemą taip reikia rengiam. Iš tikrųjų, vienas iš tų, jeigu kalbėti, jeigu išvelgti, kad tai yra minusas, šuniuką rengti būtina, nes taip, juos reikia apsaugoti nuo šalčio ir drėgmės ir šitie kurtai yra rengiami, trumpakailiai. Na ir paklausius tos įžangos apie vipetus, susidaro įspūdis, jog tai yra energingi, bet vis dėlto meilūs šunys. Tai koks yra tas vipetų temperamentas? Tai vipetas savyje ir tuos du pradus ir jungia, tą kurtišką ir terjerišką. Taip, kurtas tai yra iš anglų kalbos sidehounds. Medžioja akimis ir tuos du režimus tokius turi. Ta tokį namuose nuolatinis toks snaudulynas, kieme įsijungia šiek tiek kitas režimas. Bet didelių kažkokių apkrovų, didelių
stipriai aktyvių žaidimų tikrai Vipetui nereikia. Vipetas yra sprinteris, trumpai ir greitai. Norisi jam tos laisvės ir Vipetui kaip gryno oro reikia be pavadėlio, saugioj teritorijoje, to laisvo pasilakstymo jam gal nebūtinai kasdienio, bet jam tikrai to reikia. Ir tie pasivaikščiojimai tikrai nėra ten per dieną, rytą vakarą 2 valandas tikrai nereikia šuns vedžioti, pakanka į saugioj teritorijoje paleisti. Aišku, tai nėra miesto parkai, kur pilna žmonių ir tiesiog taisyklės to neleidžia. Tiesiog pasirenkam saugias teritorijas, kažkur paleidi ir tada taip šuo grįžta laimingas. Tada namuose įsijungia toksai sofos režimas. Ir didžiąją dalį suaugęs Vipetas jisai praleidžia šiltai ant sofų ir palaiko draugiją. Namuose nesiautėja, net ir ilgiau neišvedžiotas ar ilgiau nepasilaksęs, tikrai destruktyvumas neįsijungia, nes šuo neišvedžiotas. Tai taip, jisai bus labai laimingas, bet prisitaikys prie šeimininko. Jeigu šeimininkas ilgesnį laiką tiesiog neras laiko išvesti, taip galbūt jisai nebus toksai labai laimingas, bet neįsijungs tas destruktyvumas ir namų negriaus ir stogo namams nevers. Tai po kieme tikrai aktyvus, įsijungia tas toks režimas taip greitai, čia ir dabar ir energingai. Kurtas jisai inteligentiškas šuo. Visada pagalvos, ar tikrai jam to reikia. Jeigu mokėsi sudominti, jeigu jam bus įdomu, jisai tikrai galima daug ko išmokyti, bet tai reikia daryti švelniai, griežtos rankos ir tvirto kumščio dresūrą, ne apie Vipetą, ne apie kurtus. Jeigu jam bus įdomu, jūs sumotyvuosite, galima daug puikių dalykų, tikrai ir jisai yra dresuojamas, o kad tas užsispyrimas jisai pagalvos, ar jam tikrai to reikia, ar jam tikrai tą verta daryti. Jisai gerai pagalvos ir tai nėra ta veislė, kur 10 kartų pagalvojus, pasakius, kad sėsti gulti ir Vipetas paklusniai tą darys. Jisai pagalvos, ar tikrai jam to reikia, ar jam čia smagu, ir kam jam to reikia. Išvaizda, aišku, kaip ir visų veislių šiek tiek kito, bet liko ta pati elegancija, tas pats raumenų subalansuotumas. Aš labai džiaugiuosi, kad per tiek šimtmečių išlaikėm tuos medžioklės instinktus, tas didžiulis azartas, tas laisvės pojūtis. Iš tikrųjų, aš manau, kad ir tie senieji Vipetai ir dabartiniai, taip, jisai kompanionas tiek prieš 100 metų buvo puikiausias šeimos draugas ir kompanionas ir namų, ir dar vienas šeimos narys, taip ir dabar iš tikrųjų jie šeimos nariai net nesisako, kad tai šuo, tai yra šeimos narys iš tikrųjų. Ir labai smagu, kad iš tikrųjų išlaikėm tas savybės ir labai smagu, kad jie ir tie ankstesnieji, ir dabartiniai Vipetai, jie yra medžiotojai, jie yra azartiški, jie myli gyvenimą, myli žmonės, net ir santūriausius pavergia savo didelę širdim, savo prieraišumu, savo meilę, laisvę šitam pojūčiui, atsidavimui, viską, ką daro, atiduoda visą širdį, iš tikrųjų visą energiją atiduoda. Tai jeigu daro viską atvira širdimi ir... Tai minėjote, kad tai yra labai azartiški ir energingi tam tikrų momentų šunys. Ar dažnai pasitaiko traumos būtent to bėgimo metu ar kasdienybėje? Taip, Vipetas iš tikrųjų didžioji dalis apsilankymų pas veterinarą taip, arba skiepukai, arba kažkokios smulkūs įbrėžimai, įdrėskimai, neretai būna, kad ir tarpusavį iš to džiaugsmo grybšteli ir odelė praplyšta.
O traumų iš tikrųjų, taip pasitaiko, nes taip, akis mato ten, kur ne visada kojas spėja nešti. Tai pasitaiko iš tikrųjų taip. Bet tai nebūtinai susiję ar su varžybom, lygiai taip pat gali traumos ištikti ir savam kieme, ar varžybose, ar bėgant kažkur. Tiesiog šiaip taip, visų pirma, reikia pasirinkti kuo saugesnę teritoriją. Ne krūmynus, ne šabakštynus, kažkokias galbūt ir uždaras žaidimų aikšteles, kur nėra kažkokių didelių duobių. Taip, visų pirma, reikėtų žiūrėti, kur tas šuniukas, taip, kur mes šunį paleidžiam. Na, o kalbant šiaip apie dažniausiai pasitaikančias ligas, kokios jos yra ir kokie tyrimai yra būtini atlikti? Vipetas yra sveikas šuo. Kažkokių ligų nėra nešėjas ir veisiamiems šunims, kaip ir visiems Lietuvoje veisiamiems šunims, privalomas yra tik tai daryti DNR profilės įrodymui, kad tie šuniukai yra būtent tų tėvų. O vipetas yra sveikas šuo ir neturi kažkokių genetiškai perduodamų ligų. Čia labai nėra ką išsiplėsti iš tikrųjų. Privalomų tyrimų nėra, nes jų paprasčiausiai nereikia. Privalomų tyrimų nėra, bet mes, kai parenkam veisimui mūsų manimui pačius tinkamiausius atstovus, papildomai savo dar, bet tik tais papildomai savo, kad būtume visiškai tikri, kad parinkome pačius geriausius veisimui atstovus, dar ištiriame širdį ir darome akių tyrimą. Aš pati asmeniškai dar ir savo šunims, kurie bėgo prieš kiekvieną sezoną, bet tai nėra kažkoks oficialus tyrimas, tiesiog savo ramiai, kad aš būčiau rami, kad šuo yra visiškai sveikas, aš paprašau, kad veterinaras paklausytų širdelę. Nes bėgimai tai yra didelis krūvis, didelė emocinė apkrova, netgi ne fizinė, bet tai yra emocinė daugiau šunio apkrova ir kad būtų man pačiai ramu, kad su šuniuko širdele viskas tvarkoj, kad nėra jokių užėsių ar kažkokių negerų dalykų, kad tikrai veterinaras patvirtintų, paklausęs, kad su širdele viskas tvarkoj, šuniukas gali bėgti. Tai labai smagu, kad dėka atsakingo veisėjų darbo, tai išties yra sveika veislė, net nereikalaujanti privalomų tyrimų. Na ir jei kalbėsime apie vipetų laisvalaikį kartu su šeimininku, tai kągi jiems patinka veikti labiausiai, ar tai yra bėgimas, ar kažkas dar? Vipetui labiausiai iš tikrųjų patinka būti su žmogum. Tai yra šuo kompanionas, jisai visada nori būti šalia, nori būti kartu. O veiklų daugiausia vipeto universalumas iš tikrųjų yra nuostabus. Nuo parodų, lūre kursingas, agility, lėkščiasvidis, begalė daugybė ir aktyvių ir veiklų. Agility ypatingai tas toksai atsiranda, užsimezga su žmogum ryšys, kai tu turi treniruotis kartu, daug valandų praleisti salėje, daryti visas figūras. Lūre kursingas, nuostabiausia veikla, vipeto stichija, jam atsidėkojimas už visą jo prieraišumą, nusivežti į metus 2-3 kartus į varžybas ir matyti, kaip tavo šuniukas vejasi ir jisai atrodo ir elgiasi taip, kaip prieš 100 metų, jisai medžioja, jisai savo stichijoje, jisai lekia, bėga laukais. Tai iš tikrųjų nuostabiausia veikla ir nežinau, man atrodo, tas toks atsidėkojimas tam savo šuniui už kasdienį prieraišumą, leisti jam pabūti tame gaivale, tam, kam jisai ir buvo išveistas, bėgti. Pats kursingas tai yra imituoja kiškio medžioklę. Ir tai varžybos vadinasi. Ir gali atrodyti, kad varžybos tai yra bėga šuniukai ir kuris pirmesnis, tas ir laimi.
Greitis ne vienas kriterijus, pagal ką yra vertinami bėgikai. O lurkursinge gali bėgti visi kurtai ir antikinių kurtų dalis bėga. Greitis, kaip minėjau, ne vienintelis kriterijus, pagal ką vertinami yra bėgikai. Vertinamas taip pat azartas, vertinamas manevringumas, kaip šuniukas seka masalą ir šuns ištvermė yra vertinama. Trasa būna gana netrumpa, atstumas nemažas, būna 700, 800, 900 metrų ir trasa sudėliojama imituojant zuikio kiškio bėgimą su kampais, su zuikio bandymu pabėgti. Šiuo metu lurkursingas vyksta be gyvo žvėries, tai yra tam naudojamas masalas, lūras, padaromas ilgas toks imituojanti žvėrelis, toksai kutosas ir šuniukai jį vejasi. Kaip matom, šuniukai bėga poromis, bėga su antsnukiais ir bėga su liemenėm skirtingom. Trasoje skirtingose pozicijose teisėjai stebi, kaip šuniukas išbėga, su kokiu azartu, kaip jis tą kiškį gaudo, ar jisai dairosi į drugelius, ar jisai tik tai bando tą kiškį pagauti ir parnešti šeimininkui vakarieniai. Ar jam užtenka ištvermės, ar jis tiesiog nepaleisdamas akių tą kiškį vejasi, ar dar kažkur pažiūri, pasidairo, kur kokie drugeliai, ar kur kokie draugeliai vaikšto. Tai vertinami yra 5 kriterijai. Pagal 5 kriterijus yra vertinami šuniukai ir šuniukai bėga dažniausiai poromis. Bėga raudonas ir baltas šuniukas, raudona ir balta liemenė, nes teisėjai nežino, ar ten bėga Lili, ar Tesa, ar Una, ar Smilga, ar Vėjas. Tiesiog bėga 2 šuniukai ir bėga poromis. Jie bėga su antsnukiais dėl savo saugumo, nes bėga su begaliniu užsidegimu, su didžiuliu azartu, bando pagauti tą kiškį ir kad išvengti traumų ir grybštelėjimų, begaudant tą kiškį, kad dėl savo saugumo šuniukai turi bėgti su antsnukiais. Kad dalyvauti varžybose, jisai turi įrodyti, kad sugeba prieš varžybas, jaunas šuniukas sulaukęs 15 mėnesių privalo išsilaikyti licenciją. Licencijų laikymas tai toks lygiai tiek pat, jis turi įrodyti, kad taip jam užtenka azarto, jisai turi tas savybės, gali bėgti su antsnukiu, su liemene. Ir varžybose registruojasi tie šuniukai, kurie turi licencijas. Tai lurkursingas yra ne tik šuniukų, iš tikrųjų, ne tik ta padėka šuniui už tą begalinį atsidavimą ir leidimą jam pabūti savo stichijoje, bet ir lurkursinge tikrai ta atmosfera būna tokia draugiška, tarpusavy visi kurtistai ir laukia pabaigos, kokius balus gaus, kaip tas šuniukas, nes iš tikrųjų taip nebūtinai atrodo, kad atbėga pirmas šuniukas, gaus daugiau balų. Tai ne visai taip. Kaip minėjau, kelis tuos kriterijus vertina ir varžybų pabaigoje susumuojami balus ir tada belaukdami balų šuniukai ilsisi, šeimininkai bendrauja, ir piknikus daro, nes pakankamai ilgas laikas. Varžybos vyksta kaip ir per 2 etapus. Pirma trasa prabėga, paskui darom pertrauką, tada į kitą pusę trasą apsukam, kad kuo objektyviau įvertinti šuniukus, kaip jie dirba, kaip jie medžioja, kad negudrautų šuniukui pakeičiamos trajektorijos, kad tiesiog kuo objektyviau teisėjai vertintų, kaip tas šuniukas tą dieną medžioja. Tai labai smagu, jog yra tokia veikla, kuri suteikia džiaugsmą ne tik augintiniai, bet ir vėliau ir šeimininkui. Dar minėjote parodas. Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie jas? Taip, parodos iš tiesų taip. Parodos net nežinau, kaip pradėti. Parodos ne vien tik tai, kad
ateini ir rodai šuniuką. Parodos tai iš tikrųjų su laiku pasidaro gerokai daugiau. Tai ir kelionės, ir susitikimai su bendraminčiais. O kalbant apie pačią parodą, tai taip, tu ateini su savo šuneliu, tu įsivaizduoji, kad tu atsivedi savo patį gražiausią šuniuką, tu taip ir jautiesi. Tada nori atskleisti šuniuko visą grožį, stengiasi parodyti jo judesį kiek įmanoma gražiau, jo anatomiją pateikti gražiau. Ne vien tik kaspinėliai, blizgučiai ar taurės, bet taip, iš tikrųjų tai ir hobio dalis ir susitikimas su bendraminčiais ir galbūt ir potencialių veisimui partnerių apžiūrėjimas. Visai smagu pamatyti gyvai, ką pasirenki veisimui, kokį šunelį. Ir taip, tai yra ir kelionės iš tikrųjų, ir jeigu kalbėti apie keliones, tai tikrai, jeigu ne šunis, tai aš galvoju, kad būtų ir neatrastas Lietuvoje nei Alytus, nei Šakiai, nes atrodo, ką ten galima veikti, bet, taip, galima keliauti ir be šunų, ir be parodų, bet ir tiek apie, sakykime, kažkiek ir nelietuviškas, ir tas, nežinau, ir Haapsalu, tarkim, ta estiškas kurortinis miestelis, jeigu ne šunų parodos, tai tikrai, nežinau, net nežinotum, kad yra toksai dalykas. Na ir kas jums labiausiai patinka dalyvaujant parodoje su Vipetu? Iš tiesų, tai kai aš pati rodau savo Vipetą, aš taip ir panašiai, man atrodo, jaučiuosi kaip ir tas Vipetas. Man norisi taip pat kaip Vipetui ir pasitempti ir parodyti tą Vipeto visą eleganciją, tą subalansuotą jo judesį, platų žingsnį. Aš jaučiuosi gerai, šuniukas irgi jaučiasi gerai ir mūsų toks, norisi tą, net ne duetą, iš tikrųjų norisi tą šunį parodyti iš pačios gražiausios pusės. Atskleisti visą jo grožį, visą eleganciją, visą raumenų subalansuotumą. Tai turbūt ir šeimininkas turi būti gerai fiziškai pasiruošęs bėgti, kad galėtų atskleisti visą tą Vipeto grožį. Taip, iš tikrųjų, nebūtinai, nes ekspertizė parodoje gana trumpai, per trumpą laiką tu turi taip, maksimaliai per trumpą laiką visą tai padaryti, taip. O taip, kad šeimininkas aktyvus, taip, ko gero, taip. Taip, jeigu norisi kažkokio tingaus ir šuniuko, tai galbūt reikėtų šiek tiek kitą veislę rinktis. Na štai vardiname, kad tas tobulesnis Vipeto šeimininkas, jis turėtų būti aktyvesnio gyvenimo būdo. Kaip dar apibūdintumėte tą tobulą tikrą Vipeto šeimininką? Ir renkantis šuniuką, taip, gal iš tikrųjų reikėtų ir pagalvoti ir pamastyti, kiek turėsim laiko. Taip, tas šuniukas prisitaiko prie šeimininko. Jeigu šeimininkas turės mažiau laiko, šuniukas taip namuose, sakykime, mažiau to aktyvaus laisvalaikio turėdamas, jisai namie snaus ir snuduriuos. Čia kalba eina apie suaugusių šuniuką. Bet jeigu norėsite bėgti krosus ar kažkur gamtoje aktyvesnius pasivaikščiojimus, tai manau tas toks daugiau aktyvaus laisvalaikio šeimininkas turėtų būti. Mylėtojas aktyvaus laisvalaikio. Na, o kaip su mažais vaikais, ar šeimininkas gali turėti mažų vaikų? Vipetas puikiausiai sutarė, Vipetas tiek su kitais augintiniais puikiai sutarė, tiek su vaikais, nes tai yra švelnus ir jautrus, tik aišku reikia prisiminti, kad taip pat reikia gerbti jo privatumą, tikrai
jeigu labai maži vaikai, tai reikėtų iš tikrųjų saugoti, kad iš tikrųjų labiau saugoti, kad šuniuko neužgautų, nes šuniukas jisai nebus agresyvus, agresija neatsakys, net ir grubesnį kažkokį žaidimą, paprasčiausiai jis gali tada užsisklęsti, susigūžti nuo tų grubesnių vaikiškų žaidimų, tai labiau reikėtų saugoti šuniuką nuo mažo vaiko ir jam paaiškinti, bet Vipetas tikrai jisai puikiausiai su šeimomis tinka ir su kitais augintiniais puikiausiai draugauja. Bet net jeigu ir gyvena su katuku, medžiotojas, tai nieko nereiškia, kad jisai visiškai gatvėje taip pat draugiškai su katukais elgsis. Nieko panašaus. Jisai yra medžiotojas ir jisai gatvėje pamatęs katuką, paukščiuką ar kažką judantį ir įdomu, jisai tikrai norės medžioti. O su kitom puikiausiai veislėm sutarė, draugiškas, jokių kažkokių nesivelia į konfliktų, be reikalo neloja, be reikalo gerklės nelaido iš tų tokių tylesnių šunų ir triukšmo, ir namuose triukšmo nekelia, be reikalo balso nerodo. Tiesiog jeigu norisi kažkokios sargaus šuns, tai ne apie tai. Yra tokie pajuokavimai, kad kažkokį į namus atėjusi vagį, galbūt tik negyvai išbučiuotų. Toks tas sargas mūsų. Na ir pabaigai gal galėtumėte galbūt išskirti tuos trūkumus veislės, apie kuriuos būsimas šeimininkas turėtų pagalvoti. Iš tiesų, tai tie trūkumai, man kaip dideliausiam gerbėjui Vipeto, man tų trūkumų aš jų nematau, man jie neturi, man jie tobuli. Aš suprantu, kad nėra idealių šunų, bet man jie tobuliausi. Tas, sakysim, gali būti toks kaip trūkumas, gali būti kitam pasirodyti tas kurto laisvamaniškumas iš tikrųjų, bet vėlgi prie jo reikia mokėti prieiti ir to griežtumo susibalansuoti, kad jo nebūtų. Tiesiog tai yra inteligentiškas šuo ir jisai to paties tikėtųsi ir lauktųsi iš to būsimo šeimininko. Jo, ir Vipetas, tai jisai kaip kompanionas, iš tikrųjų taip atrodo, tai jisai kompanionas, jo kaip ir teigiama savybė, bet tas prieraišumas gali iš tikrųjų pasirodyti net ir kaip ir trūkumas, jeigu laiku su šuniuku nebus skirta laiko šuniuko išmokymui pasilikti vienam, tai gali būti tas per didelis prieraišumas išvirsti ir į tą pasilikimo vienam baimę, iš to didelio noro būti kartu ir drauge ir staiga ilgesnį laiką pasilikus vienam namuose, tai gali tas jo didelis prieraišumas ir didelis tas noras būti kompanjonu gali atsisukti tokiu kaip dideliu trūkumu. Tai parsivežus mažą šuniuką, taip reikėtų išmokyti ir jį pabūti savoje erdvėje vienam, palaipsniui, palengva, kad tiesiog pasimokyti šuniukui būti vienam. Ir dabar yra labai tas toksai, ta tendencija, kad reikia šunį iškrauti, čia aktyvus šuo, jį reikia iki negyvumo, ta prasme, žaisti, kol šuo krenta ir miega ir tada visiems viskas ramu. Truputėlį gal ne visai taip. Reikėtų dar iš tikrųjų ir išmokyti šuniuką mažą to nieko neveikimo. Tai tokia gal ir keistai truputėlį, gal ir nemadingai pasakysiu, kad jas reikia užimti kongais, kažkokiais intelektiniais žaidimais. Ne visai taip, gal tiesiog reikėtų to ramaus pasibuvimo ir nieko neveikimo, budraujant, nemiegant, tiesiog nieko neveikimo. Kad paskui iš viso to, kad jeigu šuo neiškrautas, neturi ten 100 kongų ar kažkokių intelektinių žaidimų, puzlių ar dar kažko, kad tas šuniukas dairosi ir nežino, ką čia nuveikti, tada gal pagraužti stalo koją, gal pagraužti sofoje, gal sofoje skylę iškapstyti. Tai reikėtų ties tuo šiek tiek, kad
šuniukai išmokyti to tokio nieko neveikimo. O dar vienas toks gali pasirodyti kažkam nepriimtinas ir kaip trūkumas šuns rengimą. Šuns apranga, kad, taip, tuo reikėtų jau pasirūpinti iš tiesų, nes taip, kailiukas trumpas, šalčiui ir drėgmei šuniukas yra jautrus ir tuo reikėtų jau pasirūpinti iš tikrųjų, jeigu tai trūkumas. Man toks trūkumas tai yra labai, labai mažas prieš visus kitus gražius ir gerus dalykus, ką Vipetas savo plačia širdim ir didelė siela mums atiduoda, tai man toks tas trūkumas, jisai nublanksta. Nežinau, man dabar tas toksai laikas, taip smagu, bet tas buvimas su šunimi, kai tu matai, kad šuo laimingas, kad jisai toje veikloje, kad jam gera ir smagu, tai dabar tas toks atėjo, kad ne blizgučiai svarbiau ir ne kaspinėliai ir ne pergalės, bet tas buvimas kartu, ta kaip ir padėka už tą šuns kasdienį, tą atsidavimą į tą bendrystę, šuns bendrystę, buvimą kartu, ta tokia padėka, kai tu matai, kad tas tavo šuo jisai laimingas toje veikloje, tau gera ir ramu, kai tu matai tas šuns akis laimingas ir patenkintas ir ta veikla gali būti ir tiek tas pasilakstymas kažkokioj pamiškės ganykloje ir ta pati veikla, tas pats kursingas, kai tu matai liežuvį iki kelių, tas laiminga šunį matai, tu pats esi laimingas, kad šuo, matai savo šunį laimingą. O apie tą, sakykime, laisvamaniškumą, tokį anekdotą iš tikrųjų dar prieš ruošiantis pokalbį, man jisai toks, pačią tą kurtišką esmę, tokį, jis labai trumpas. Susitinka vaivorykštės šaly, prie vartelių stovi dobermanas, pudelis ir kurtas. Neįvardinsim, koks tai kurtas, bet kurtas. Laisvamanis kurtas. Ir šita trijulė stovi ir laukia savo, ką viešpats jiems paskirs, kokią vietelę tose vaivorykštės platybėse šalies. Dobermano klausė, dabar brangusis pasako, kaip nugyvenai? Dobermanas, taip, buvau geras, ištikimas, disciplinuotas nuo gyvenimo pradžios iki paskutinio atodūsio, disciplina yra viskas mano. Gerai. Šaunuolis, labai geras buvai, taip. Pudelio klausė, tavo kokia, aš žvaigždė buvau, džiuginau savo puikiais pasirodymais, savo pergalėm, blizgėjau, žibėjau, džiuginau. Atsisukai kurtą. Kurtas, taip, dabar pradėkim nuo to, kad man atrodo, kad tamsta sėdi mano krėsle. Taip. Trumpai ir aiškiai. Trumpai ir aiškiai, prašom. Taip, užleisk mano vieta yra krėslė. Vaivorykštė šaly, taip, net ir vaivorykštė šaly, mano vieta yra krėslė. Taip, kažkuria prasme vargšė šeimininkai. Kur? Ne, kartais iš tikrųjų, jeigu jie mokėtų kalbėti, bet gal ir gerai, kad jie ir nekalba, nes man atrodo, pasakytų ir paaiškintų, kas pas ką gyvena. Ar mes jų namuose, ar jie mūsų namuose, ar mes jiems tarnaujam ir mes taip. Tiesiog, bet mane tas žavi iš tikrųjų tas jų laisvamaniškumas. Tiesiog, ta laisva siela toksai, toks hipiškumas, ta meilė ir meilė tam visam aplinkiniam pasauliu ir ta laisva siela, kažkas tokio, bet, taip, kiekvienam savo iš tikrųjų ir ta žavi, kad yra veislių daugybė ir kiekvienas mes galime pasirinkti, ar mes norim to disciplinuoto ir tvirto kumščio ir griežto dresavimo ir nuolatinio paklusnumo, ar mes norim to švelnesnio ir to priėjimo ir to šuns pagalvojimo, ar tikrai jam to reikia, ar jam tikrai verta tą daryti. Tai renkamės tada taip iš tikrųjų. Ar mes norim puoselėti puošnų kailį ir turėti kompanioną taip su gražiom šukuosim ir gražiu išpuoselėtų kailį. Tas ir žavi, kad tų veislių yra daugybė, kaip mes žmonės labai skirtingi, tai nuostabu ir kad galim prisiderinti veislę prie savo gyvenimo būdo,
prie savo pasaulėžiūros. Tobulai, kai ta pasaulėžiūra sutampa su augintinio, tai. Tai labai didelis ir nuoširdus ačiū Lietuvos kinologų draugijos Veislyno smiltys įkūrėjai Ramuniai už mums skirtą laiką, žinias ir mintis. Ačiū jūsų augintiniams, kurie pasirodė, iliustravo gyvai veislę ir taip ramiai išbuvo. Na ir ačiū visiems žiūrėjusiems ir besidomintiems pipetais. Iki kitų greitų bei neabejotinai įdomių susitikimų.